Patyčios tai sąmoningas kito skaudinimas, engimas ar gąsdinimas. Kasmet daugiau negu 20 000 jaunų žmonių skambina į vaikų liniją ir pasakoja apie patyčias. Tai dažniausiai pokalbiuose minima problema. Štai kaip jauni žmonės apibūdina patyčias: apvardžiavimas, erzinimas, baksnojimas, stumdymas, mušimas, pinigų, mobiliųjų telefonų ar kitos nuosavybės atiminėjimas, grasinančių ar išnaudojančių žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas arba atstumimas, priekabiavimas dėl religijos, lyties, seksualumo, negalios, išvaizdos, tautybės ar rasės. Neturėtum gėdytis, jei iš tavęs tyčiojasi. Tu turi teisę gauti pagalbą ir dėl patyčių nereikia užsisklęsti. Nepamiršk, tai ne tavo kaltė. Nemėgink užsisklęsti savyje, nebandyk laikyti visko viduje, taip tik įskaudinsi save, neturėtum to slėpti. Tu nebijok, nesi vienas. Tu turi draugą, kurio dar nepažįsti, bet kuris išklausys. Tu nebijok, nesi vienas. Su draugu nugalėsi baimę. Kartu mes galime su tuo susitvarkyti. Žinai, kažkas juk yra tavo pusėje. Mes norime apsaugoti tave. Tau nereikia slėptis. Tu nebijok, nesi vienas. Tu turi draugą, kurio dar nepažįsti, bet kuris išklausys. Mes juk nebijome. Mes nesame vieni, o su draugu nugalėsime baimę. Mes girdim tave. Tu nesi vienas. You're not alone. Pačios geriausios bendraamžių palaikymo programos yra skirtos mokiniams ir taikomos visoje mokykloje. Bendraamžių patikėtiniai save vadina labai įvairiai – patyčių konsultantais, draugais, saugotojais, klausytojais, patikėtiniais. Bendraamžių palaikymas – tai ne konsultavimas ir patarimų, ką daryti dalyjimas. Visų pirma, tai yra išklausimas ir pagalba randant kelią iki mokytojų bei kitokių atitinkamų organizacijų. Rask laiko pasirūpinti. Esu mergaitė, kuri siekia jūsų draugystės. Mergaitė, kurią jūs atstūmėte. Aš. Tai ta pati mergaitė, kuri klausė jūsų, ar galėtų pažaisti. Tai aš veidas, kuris buvo už lango, kada vakarėlis vyko viduje. Aš vienišas šešėlis, kuris verkė eidama šalin. Tačiau dabar keistai viskas pasikeitė. Tas laikas prabėgo nepastebimai. Nuo to laiko prabėgo 4 metai. Dabar aš neskubu praverkti. Užaugusi ir tvirtumu, ir ūgiu, netikėtai tapau populiari. O tu likai šešėlyje. Žinai, galėčiau būti tau bjauri, užtektų žodį tik ištart, ir kitos būtų už mane. Tačiau mane sulaiko skausmo atmintis. Ir vietoj keršto tiesdama tau ranką, jaučiuosi daug stipresnė. Vaikų linijos bendradarbiavimas su mokyklomis. Apsiprasdama mokykloje susidūriau su sunkumais. Tai mane paskatino išklausyti kitus, susiduriančius su panašiais sunkumais. Pamaniau, kad mano patirtis gali padėti kitiems. Iš tiesų trokštu padėti jaunesniems mokiniams pritapti mokykloje. Ar galėčiau pasikalbėti su tavimi, Matthew? Žinoma. Matematikos klasėje visi pristojo prie manęs. Jie iš tiesų elgėsi bjauriai ir tik dėl to, kad vakar gavau geriausius matematikos pažymius.
Jie elgėsi tiesiog siaubingai. Na gerai, galime kartu nueiti pas poną Vardą ir papasakoti jam, kaip prie tavęs priekabiauja, tave pravardžiuoja dėl to, kad gavai geriausius pažymius. Jaučiu, kad paaugliai labiau pasikliauja ne mokytojais, o tik šiek tiek vyresniais už save žmonėmis, kai nori su kažkuo pasikalbėti. Jie mano, kad mokytojai yra kvaili seniai. Jie netgi mano, kad mokytojai ne žmonės. Jų manimų, mokytojams nėra tekę patirti juos ištikusių dalykų. Todėl jie labiau pasitikė kalbėdami su kažkuo, kas tikrai yra išgyvenęs panašius dalykus, nes dar neseniai buvo moksleiviai. Then, they feel more confident. I've been told that about the incident in maths. What happened there? The incident of... We had a training day. Ta dieną dalyvavome pratybose, kurių metu repetavome įvairias situacijas, susijusias su tuo, kaip kalbėti ir padėti žmonėms. Taip pat mokėmės nubrėžti pagalbos teikimo ribas ir pasakyti vienas kitam apie jas. I've been told. 7 ar 8 klasės vaikams reikalinga pagalba, jei jie yra patyrę patyčias ar turi įvairių rūpesčių, arba reikalinga pagalba jų veikloje. Jie kreipiasi į mus mokinių patikėtinius. Man patinka būti mokinių patikėtinė, nes jaučiu padedanti tiems, kuriems reikia pagalbos ir aš jais rūpinuosi. Ši mokinių patikėtinių sistema yra tikrai gera. Kai kuriems vaikams nedrąsu kalbėti su mokytojais, tuomet jie kalbasi su mumis. Mes paaukojame savo pietų laiką tik vaikams. Tai yra labai smagu. Turi būti kantrus, išklausyti kitą, padėti spręsti problemas. Taip pat įgyji patirties, kurią galėsi panaudoti ateityje. Aš padėsiu žmonėms visą laiką, kol būsiu čia. Aš nemanau, kad tai yra mano darbas. Netgi nebūdamas tiesioginių mokinių patikėtinių, aš vis tiek jiems padėsiu. Tai didelis džiaugsmas padėti. Be to sutinki daug žmonių. Aš gavau laišką nuo vieno vaiko motinos, kuri dėkoja už pagalbą. Aš labai gerai jaučiuosi, žinodamas, kad kažkam padėjau. Aš matau, kad bėgant metams situacija pasikeitė. Mokykloje sumažėjo tyčiojimosi atvejų. Aplinkui matau daugiau laimingų veidų. Rūpestingas švietimas. Mokytojas vagia. Patyčios, bet kokioje visuomenėje yra visiškai nepriimtinos. Akivaizdu, kad turime puikią rūpinimąsi moksleivių sistemą šioje mokykloje. Aš manau, kad dauguma mūsų vaikų labiau norės patikėti savo sunkumus savo bendraamžiams, negu mokytojai. Nebent problema būtų tokia rimta, kad turėtų įsikišti tėvai. Mane labai nustebino klausytojų patikėtinių rodomas entuziazmas. Ir tai, koks šis darbas vertingas vaikams. Aš jaučiuosi labai blogai. Aš tiesiog nežinau, ką daryti. Jie visada stovi mano kelyje arba man meluoja. Arba prikuria visokių dalykų apie mane. Ar man pasikalbėti su tais berniukais? Pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Iš patirties žinau, kad priekabiautojai yra labai nelaimingi žmonės. Gali būti, kad problemos slypi jų namuose. O galbūt jie ir patys yra priekabiavimo aukos. Juos nesunku pasmerkti. Bet mūsų visuomenė turėtų ieškoti gilesnių tyčiojimosi priežasčių. Mokykloje mes turime padėti ne tik priekabiavimo aukoms, bet ir priekabiautojams. Nes jiems gali reikėti netgi daugiau pagalbos. Move, black boy. Love that, thank you. Pass my money back. Pass my money. Oh, hi, Daly. Labas, Daliai. Okay. Yeah, no. Ar kas nutiko? Ar tu žinai, kada mokyklos susirinkime mes kalbėjomės apie vaikų liniją? Taip.
Bullying takes so many forms. It's really Patyčios hard turi to labai daug name formų. it as one Sunku specific nurodyti thing. vieną I mean, konkrečią jų priežastį. yeah, it's racism, but other times it can be just Kartais tai simply yra rasizmas. not even Kartais net nereikia saying nieko anything, sakyti. just a look Patyčiomis gali is a būti ir form of tiesiog bullying. žvilgsnis, It makes someone jei jis feel kažką priverčia unhappy. pasijusti And I think nelaimingu. that every one of us, Manau, kad at some mums point in our visiems teko lives, has patirti tokį vienatvės experienced that jausmą, element kokį of išgyveno feeling Dali. lonely like Dali Ir felt. būtent dėl to And reikalingi mokinių the point patikėtiniai. of doing Kad žmonės the student žinotų, jog yra listening is so kažkas, that people kas feel that išklauso there's ir someone palaiko. who they can go and tell when Tokiu in būdu class they've had no galime one to sit apsaugoti by, vaikus nuo so that we galimos can try and vienatvės. start to prevent anyone feeling to the point where they're just very, very lonely. It's we're the people who are called student Mes esame listeners, but I vadinami think as mokinių humans we all patikėtiniais, have a responsibility bet manau, to kad mes be a visi student turėtume listener, būti mokinių because we should patikėtiniais, each have, bei jausti pareigą padėti within vaikams us, mokykloje. attitude to want to help people within school, whether we wear a green shirt or whether we wear a Nesvarbu, ar blue mes one. apsirengę žaliais That, ar mėlynais whether we're called a marškinėliais, student listener ar or esam ar whether nesam we're vadinami not, mokinių whether we got through it or patikėtiniais. we didn't, we should Nesvarbu, ar all be patyrė tai ar looking ne. out for one another Visi and be turėtume helping padėti vieni each other. kitiems. And okay, we're the people who Taip, sit mes in this esame tie, crisis kurie room išklausome and žmonės listen to mokytojos people, Bryce but I think kabinete. we've all got the- Bet manau, kad visi mes we should all turėtume have the jausti atsakomybę padėti. to look out for people. Mokytojo asistentė Vest. Moksleiviai, kurie mums keldavo įvairių rūpesčių, visiškai pasikeitė dėl to, kad mes jiems suteikėme progą prisimti atsakomybę. Mes tenkėme su jais elgtis kaip su suaugusiais. Tai buvo lemiamas dalykas, kuris padėjo jiems pasikeisti. Kam reikalingi mokinių patikėtiniai? Direktorius Prat. Manau, kad jie yra labai svarbi dalis to, kaip mes kovojame su patyčiomis. Su patyčiomis turime kovoti įvairiais būdais. Ir mokinių patikėtiniai be abejo yra naudingi užtikrinant, kad patyčios nenueitų per toli. Kitaip tariant, jie padeda susitvarkyti su priekabiavimu, kol jis netapo itin rimtas. Kaip dėl to jautiesi? Kartais ryte atsikeliu ir nenoriu eiti į mokyklą. Tai blogai, ar ne? Ar norėtum, kad pašnekėčiau su juo? Taip, prašau. Gerai. Kas yra tavo patikėtinis? Aaron Gree. Ką apie jį manai? Manau, jis puikus. Mes kalbamės apie kadetus, kai iš manęs kas nors tyčiojasi. O kartais mes tiesiog smagiai paplepame. Mokytoja Price. Kiekvieną dieną mokinių patikėtiniai susitinka su 7 ir 8 klasių mokiniais per pietų pertrauką. Tai tapo daugiau kaip jaunimo klubas, o ne klasė. Tai tapo lyg eikime ten, nes tai yra galimybė išsikrauti saugioje aplinkoje. Aš turiu būti ten per pietų pertrauką. Tiesiog, kad galėčiau vieną akimi iš tolo stebėti. Nesu policininkas, nešnipinėju jų. Tačiau manau svarbu, kad jie žinotų, jog esu netoliese, jei norėtų apie ką nors papasakoti. Jiems tiesiog reikia, kad kas nors iš personalo būtų prieinamas. Taip pat, kad padrasinčiau juos, kad pasakyčiau, argi jūs ne šaunuoliai. Ačiū, kad skiriate tam savo laiką. Pasirenkant mokinių patikėtinius, svarbu sudaryti komandą, kurie spindėtų visą mokyklos mokinių įvairovę. Juk negali tiesiog nueiti pas dešimtukininkus. Reikia suteikti galimybę ir tiems mokiniams, kurių akademiniai pasiekimai nebūtinai aukšti, kad jie irgi galėtų pasiekti ko nors mokyklos bendruomenėje. Mokytojas Paus. Kai vaikai ateina į mokyklą po 6 klasės, jie yra labai išsigandę ir susirūpinę, ypač dėl patyčių. Tai, kad jie žino, jog čia yra mokinių patikėtiniai, iš esmės keičia situaciją. Lankiausi pradinėje mokykloje pas 6-tokus ir jiems buvo labai malonu žinoti, kad jie turės su kuo pasikalbėti. Tai leidžia jiems pasijusti saugesniems ir imti didžiuotis, kad gali susipažinti su vyresniais vaikais. Mokytoja Perry. Visi 7-tokų tėvai, su kuriais teko susitikti, buvo labai dėkingi ir teigiamai atsiliepė apie šią sistemą. Mes žinome, kad priekabiavimas yra neišvengiamas ir vyks toliau. Tačiau mes vis tiek stengiamės įveikti nors mažą dalelę šios didelės problemos. Tiesiog stengiamės padėti žmonėms ir parodyti jiems, kad gali pasikliauti mumis. Ir tai yra tik pradžia kažko, kas ateityje dar išaugs. Reikia tikėtis, kad tai paskatins ir kitas mokyklas užmegzti ryšį su vaikų linija ir pradėti tokį mokinių išklausimą.
CHIPS koordinatorė Emma Sander. CHIPS reiškia vaikų linijos bendradarbiavimą su mokyklomis. Iš daugybės skambučių, kurių sulaukia vaikų linija, nemažą dalį sudaro skambučiai apie patyčias ir kitus su mokyklos gyvenimu susijusius sunkumus. CHIPS yra projektas veikiantis tam tikrose regionuose, pagal kurį mokykloms siūlomi vaikų linijos klausimų įgūdžių mokymai ir įgyvendinami bendramžių paramos projektai, kad jauni žmonės galėtų išklausyti vieni kitus ir pasiūlyti savo pagalbą prieš priekabiavimą. Mes kovojame su patyčiomis įvairiais būdais. Visų pirma, CHIPS atsižvelgia į tų mokyklų, su kuriamis dirba idėjas ir prioritetus. Taigi visų pirma, mes žiūrime, kaip personalas ir mokiniai mato, kokie yra geriausi būdai pažvelgti į patyčių problemą jų mokykloje. Mokinių patikėtinių programa yra pritaikoma kiekvienai mokyklai, kuri jos pageidauja. Mokykloje gali vykti vienos dienos mokymo programa arba tęstiniai seminarai. Paprastai tai apima mokinių klausimų įgūdžių įvertinimą. Tada vedame mokymus apie efektyvų klausimą bei palaikantį klausimą. Taip pat aptarėme konfidencialumo temą, kada perduoti problemą toliau, į ką galima kreiptis. Taip pat apžvelgėme vaiko apsaugos procedūras. Tai gana sudėtinga tema dalyvaujantiems mokiniams. Tačiau nuostabu, kaip greitai jie gali visą tai įsisavinti ir kokie veiksmingi jie gali būti mokykloje. Kartais būna, kad mokinių patikėtiniai jaučia, jog programa neveikia jų mokykloje. Tuomet vyksta tolesni bandymai stengiantis, kad tai pradėtų veikti. Svarbiausia yra surinkti mokyklos personalo komandą, kuri juos palaikytų. Tai, ką jūs darote, yra neabejotinai nuostabus dalykas, nes jūs pasisiūlote būti savanoriu, kuris klauso kitų žmonių ir leidžia jiems pajausti, kad jie yra kažko verti, kad tai, apie ką jie nori kalbėtis, taip pat yra kažko verta. Ir tai gali smarkiai pakeisti situaciją. Tai rodo, kad žmonės yra vertinami, o žmonių jausmai yra svarbus ir jie nebūtinai turi kilti dėl egzaminų. CHIPS dirba su pradinėmis mokyklomis, vidurinėmis mokyklomis. Atrodo, kad kuo jaunesni vaikai ir jaunuoliai įsijungia į klausimas ir mokymasi, kaip būti gerų patikėtinių, tuo daugiau jie sugeba, kai pereina į vidurinės mokyklas. Tai nuostabus įgūdis, kuris įtakoja darbą mokyklose įvairiame amžiuje. Būtų nuostabu, jei CHIPS galėtų būti daugiau vystoma tiek pradinėse, tiek ir vidurinėse mokyklose. Spyrėte mane veidą dėl mano rasės, sudaužėte mane iki mėlynių, nes buvau naujokas. Priežastis mane pulti buvo ta, kad aš esu juodas. Argi nematote, kad man tai sukelia skausmą? Sustabdykite patyčias, prašau. Sustabdykite patyčias. Mes nenorime patyčių, nes jos mus liūdina. Sustabdykite patyčias. Labai lengva apie patyčias kalbėti teoriškai, remiantis statistiką, skaičiais ir tyrimais. Bet aš manau, kad ir mokyklos administracijai, ir moksleiviams dabar reikalingi praktiniai problemos sprendimo būdai. Taip pat būdai, kaip realiai tvarkyti su patyčiomis. Taigi manau, kad kiekvienas sutiks, jog priekabiaujama visose mokyklose ir neįmanoma to sustabdyti. Tačiau mes galim padėti tiems žmonėms, kurie patyrė patyčias. Mes galim didinti supratimą apie tai, kas yra patyčios. Bendramžių palaikymo projektai ir visos mokyklos strategija nukreipta prieš patyčias yra puikus pirmas žingsnis.